Tai laba diena, jau pradėsim, nes šiek tiek vėluojam, kadangi užsitęsia diskusijos ir pristatymai aktų salėje, tai sveikos visos susirinkusios, kadangi nei vieno vyro nematau mūsų auditorijoje, į sesiją Kurikulumas 2035 nuo disciplinų prie fenomenų. Kurikulumas visais laikais atspindėjo ne tik tai, ką laikome vertinga žinoti, bet ir tai, kokią visuomenę siekiame sukurti. Artėjant 2035 metams, vis ryškiau matome poslinkį nuo disciplininio, fragmentuoto žinojimo link integralių reiškinių fenomenų apimančių mokymosi patirčių, kurios padės suprasti sudėtingą, itin sparčiai besikeičiančią pasaulį ir žinoma prie jo prisitaikyti. Šioje diskusijoje kviečiame kelti tokius klausimus. Ko verta mokytis, kaip turėtume mokytis ir koks turėtų būti pats mokymasis, kad jis būtų vertas ir prasmingas. Kaip yra pasakęs amerikiečių progresyvios pedagogikos pradininkas Jonas Dewis, jei šiandien mokome taip, kaip mokėme vakar, atimame iš vaikų rytojų. Kviečiu, kad ši mintis būtų jūs vedanti į priekį ir padėtų permastyti ne tik mokymo turinį, bet ir pačią ugdymo logiką. Pirmąjį pranešimą mūsų plenarinėje sesijoje skaitys Aistė Augustanavičiūtė bei Edita Auškalnienė iš Klaipėdos Vyturio progimnazijos ir jų pranešimo pavadinimas Integruotų muzikos ir chemijos pamokų ciklas muzikuojančios stiklinės, skirtingų mokinių gebėjimų įtraukties į mokymosi procesą praktiką. Pranešime bus pristatoma integruotų muzikos ir chemijos pamokų ciklas, muzikuojančios stiklinės, kuriame mokiniai per praktinės tyriamasias veiklas nagrinės garso aukščio, vandens tūrio ir tankio sąsajas. Aptariamas taikomasis darbo metodas, leidžiantis suburti skirtingų gebėjimų mokinius į bendradarbiaujančias komandas ir įtraukti juos į bendrą mokymosi procesą. Tai laba diena visiems. Ir mes šiandien kalbėsim būtent apie mūsų integruotų pamokų ciklą, kuris susidaro iš 3 pamokų. Ir dažnai mes mokom muzikos ar ne, tik muzikos pamokose, bet kad pamokos susisietų, tai ar ne, yra retesnė praktika. Aišku, darom visi integruotas pamokas, bet būtent muzikos ir chemijos tikrai mes retai turbūt susitinkame, bet šitomis pamokomis mes norim mokiniam parodyti, kad tai irgi gali būti bendras sritis ir kad tai mokslas gali sėtis ir su menu. Ir tyrinėti, matyti, išgirsti rezultatus ir patiems kurti garsus, kad tai gali būti ir chemija, ir muzika. Tai mes kartu su mokytoja chemijos Edita sukūrėme STEAM pamokų ciklą, kurioje žinios susijungia į bendrą mokinių mokymosi patirtį. Tai mūsų pamokų tikslas yra supažindinti mokinius, kaip galima išgauti muzikinius garsus, pasitelkiant patyriminį tyrimą su vandens pripildytais indais, integruojant matematiką, chemiją, muziką ir technologijas. Tai kompetencijas, kurias ugdėme su mokiniais, tai buvo kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninė ir pažinimo. Šiai veiklai pasirinkome paprastas priemonės, kurias leidžia užtikrinti, kad į veiklą galėtų įsitraukti visi mokiniai. Pagrindinė priemonė – cheminės stiklinės, pripildyti skirtingo kiekio vandens, taip pat naudojami matavimo cilindrai, leidžiantis tiksliai dozuoti vandens mililitrais. Svarbi ir svarstyklė, jie reikalinga masiai nustatyti, kai periname prie tankio matavimų. Be fizinių priemonių naudojami ir technologijos. Mokiniai dirba su virtualia pianino klaviatūros programėle, kuri padeda tiksliai nustatyti natas. Tai ypač padeda tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi vien klausa. Tai mes kartu, mūsų tikslas buvo ir sugroti 2 kūrinius, aišku, visiems žinoma ir pažįstama dainelė 2 gaideliai, kurią jau mokiniai nesudėtingai gali pagroti, tačiau jau, aišku, reikia atrasti ir natas, ir lietuvių liaudies daina Siuntė senis ožką.
Tai mūsų pamokų sėkmės kriterijai, tai yra iš muzikos pusės būtų, kad mes dirbame grupėse, teisingai pasiskirstėme atsakomybėmis, kad kiekvienas turėtų ar ne būtų įveiklintas į tą grupinį darbą ir atlikti vandens kiekio korekcijas cheminėse stiklinėse pagal gaunamus garsus, tai mokiniai turėjo išmatuoti, turėjo orientacinius skaičius, pagal kuriuos galėtų išgauti garsą, bet jie priklausomai garsas ar ne ir nuo vandens garavimo, ir nuo stiklinės storio, jiem reikėjo vis tiek atlikti korekcijas. Tai mokiniai turėjo atpažinti tiksliai C-dur gamos natas, naudodami pianino programėlę, taisyklingai pažymėti stiklinės raidiniais natų pavadinimais ir sugroti 2 dainas ir paaiškinti, kaip keičiasi garsas stiklinėse. Kalbant apie chemijos dalį, sėkmės kriterijai orientuoti ne tik į žinių įsisavinimą, bet ir praktinį gebėjimų taikymą. Chemijos dalyje vertiname mokinių gebėjimą tiksliai matuoti vandens kiekius ir teisingai naudoti matavimo vienetus. Taip pat svarbu, kad mokiniai suprastų ir paaiškintų, kaip vandens tūris susijęs su garso pokyčiais. Mokiniai fiksuoja duomenis, atlieka skaičiavimus, apskaičiuoja masę, tankį, konvertuoja vienetus. Šie kriterijai leidžia įsitraukti skirtingų gebėjimų mokinius, nes vieni stipresni praktikoje, kiti skaičiavimuose ir analizėje. Tai mūsų metodika buvo tyrinėk, keisk, klausyk ir lygink. Tai tyrinėjo mokiniai, kaip vandens kiekis keičia garso aukštį, keitė, koreguoja vandens kiekius pagal mililitrų tikslumą, klausėsi, ar garsai atitinka pianino programėlės, virtualiai pianino klaviatūrai programėlėje esančius garsus ir lygino su muzikos instrumento skambesiu. Šiame pamokų cikle susijungia kelios sritis. Chemija, matavimai ir vandens kiekis, technologijos, natų tikrinimas programėlėmis, muzika, garsų atpažinimas ir derinimas, menas, kūrybinė interpretacija. Tokia integracija leidžia įsitraukti skirtingų gebėjimų mokiniams. Kiekvienas randa savo tinkamą veiklą pagal savo stiprybės. Tai būtent kaip mes pasiskirstėme, ar ne? Tai mokiniai dirbo grupėse, kuriuose vaidmenys buvo paskirstyti pagal gebėjimus ir stiprybės. Tai galėjo jie daryti ir patys, būtent pasiskirdami savo darbus, kuriuos norėtų atlikti, bet visi turėjo prisiskirti kažkuriai iš šių 4 grupių. Tai tyrėjai analizavo vandens tūrio ir garso ryšį, formulavo išvadas, padėjo kitiems suprasti, kokie yra ar ne vandens dėsningumai, matuotojai matavo vandens kiekius, pylė būtent vandenį ir tas stiklines keitė ar ne savo matavimų, žiūrėjo, ar tikrai viskas atitinka ir užtikrino eksperimento tikslumą. Muzikantai turėjo dirbti su pianino programėle, derinti stiklinės pagal garsus ir būtent jau vadovavo visiems atliekant dainas. Ir technologijų specialistai, tai kurie naudojo ar ne, irgi pianino programėlę, kartu su muzikantais tikrino, ar tiksliai garsai skamba ir būtent padėjo grupėje orientuotis technologijose. Ir pirmąją pamoką susiskirstėm į darbo grupės ir išsikėlėm hipotezę, kas nutiks, kai pakeisim vandens kiekį būtent stiklinėse. Atlikome tuščius cheminių indų matavimus, vandens matavimus, ieškojome gamos garsų ir aptarėme, kokie yra pastebėjimai ir gauti rezultatai. Antrąją pamoką fiksavome vandens jau matavimus darbo lape, tikslinome, ar tikrai viskas atitinka, svėrėme cheminės stiklinėse esančią vandens masę, mokėmės atlikti 2 lietuvių liaudies dainas ir pagroti būtent su stiklinėmis ir jau turėjome klasės koncertą, kada mokiniai grojo. Ir apibendrinom irgi pamokos rezultatus ir ką galėtume tobulinti savo darbe. Trečioje pamokoje mokiniai gilino chemijos ir matematikos žinias, apskaičiavo stiklinėse esančią vandens masę, tankį, atliko vienetų konvertavimą. Svarbu tai, kad skaičiavimai siejami su jau atliktų eksperimentų, todėl mokiniai geriau suprato jų prasmę. Jie ne tik taikė formulės, bet ir matė realų rezultatą. Na ir dabar norėtume pasidalinti, kaip tai vyko pas mus pamokose. Tuoj sekundėlę. Ir pasidalinti vaizdo įrašu.
Na ir pamokų pabaigoje jau mes turėjome kartu su mokiniais refleksiją. Tai kalbėjom su mokiniais, ką jie sužinojo apie garso ir vandens ryšį, kuo skiriasi tūris, masė ir tankis, kaip tai pasireiškia būtent eksperimento metu. Šitos pačius klausimus mokiniai turėjo atsakyti grupėse į savo būtent sąsiuvinius refleksijos ir, aišku, padiskutuoti ir kartu su kitom grupėm apie gautus duomenis ir rezultatus. Taip pat kaip technologijos padėjo jų darbui ir kaip sprendė problemą, kai garsas nesutapo su natomis esančiomis pianino programėlį. Iš menų tai buvo, kai vandens kiekis paveikė melodijos skambesį, matematika, kokie matematiniai skaičiavimai padėjo suprasti garso kitimą. Na ir mūsų išvados, tai kad integracija būtent dalykų sustiprino mokinių įsitraukimą, jiems tikrai buvo įdomu dalyvauti integruotose pamokose, kiekvienas tikrai ir kiekvienų įvairių gebėjimų mokiniai tikrai dėjo indėlį į savo grupės darbą, nuo to priklausė, aišku, ir bendras grupės rezultatas. Tai ir diferencijuotas vaidmenų pasiskirstimas leido kiekvienam mokiniui įsitraukti pagal savo gebėjimus, sustiprino pasitikėjimą savimi ir paskatino aktyviau dalyvauti bendrame mokymosi procese. Kūrybiškumas mokinių atsiskleidė per netradicinį garso tyrimą. Mokiniams suteikta galimybė tyrinėti realaus pasaulio reiškinius. Integruotos pamokos gerina mokinių komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžius. Integruotas STEAM projektas sujungia mokslą ir meną, sustiprino mokinių motyvaciją, leido patirti tikrą tyrinėjimo procesą, ugdė kūrybiškumą komunikaciją, suteikė prasmingą realaus pasaulio kontekstą bei parodė, kad tarpdisciplininis mokymas yra veiksminga šiuolaikinio ugdymo forma. Taip, tai ačiū Jums labai už dėmesį. Širdingai dėkojame pranešėjams, kadangi jos nuostabiai tilpo į laiką ir sutaupė mums dar netgi 4 minutės, tai gal būtų klausimai iš auditorijos mūsų pranešėjams. Jeigu nėra klausimų, aš labai trumpai priminsiu dar kelis dalykus, kad pranešėjas turi tilpti į 15 minučių, jeigu jūs jau judate link 13 minutės, aš tiesiog parodysiu, kad liko 2 minutės ir jūs turėsite eiti į apibendrinimą. Ir dar vienas momentas, kai jau po visų pranešimų išklausimo mes judėsime link aktų salės, prašau prisiminti, kad yra žmonių, kurie nepasirašė dokumentuose. Tai čia tokia trumpa informacija, kadangi matau, kad klausimų nebus, tai judėsime prie antro pranešimo, o antrą pranešimą mums skaitys Vita Šerpetytė iš Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pedagogikos katedros EduTech STEAM. Tęsiame STEAM tematiką. STEAM, taip. Taip. Ir pranešimo tema – fenomenais grįstas mokymas, EduTech STEAM, laboratorijos pavyzdys, kultūros paso edukacijos kontekste. Va, taip. Aš nelabai mėgstu kalbėti, tai tikiuosi pasileis. Kartais mokykloje viskas vyksta labai greitai. Mokytoja užduoda klausimą ir po kelių sekundžių jau pasako atsakymą. Mes jį užsirašome. Atsakymai yra teisingi, bet kažkodėl jie ne visada būna įdomus, nes kai atsakymą gauni, nebelieka ko ieškoti. Bet vieną dieną viskas buvo kitaip. Mokytoja pasakė: šiandien aš jums nepasakysiu atsakymo. Iš pradžių buvo keista, atrodė net šiek tiek sunku. Mes bandėme, klydome, ginčijomės, kaip tai galėtų veikti. Kartais atrodė, kad nieko neišeis. Bet tada vienu momentu viskas pradėjo dėliotis. Ir staiga atsakymas atsirado. Ne todėl, kad kažkas jį pasakė, o todėl, kad mes jį suradome. Ir tada supratau vieną dalyką. Įdomiausia mokykloje yra ne tada, kai sužinai atsakymą. Įdomiausia yra tada, kai jį atrandi. Nemokamas atsakymas neišmoko mokytis. Va taip. Tai aš labai mėgstu tokias razinkas, nuo ko pradėti, vat, kad pagauti dėmesį, kad būtų įdomiau ir iš tikrųjų, nežinau, ar labai ieškojot prasmės, gal čia ir nebuvo daug prasmės, bet tiesiog labai norėjau pademonstruoti norėjau programą HeyGen, kurią parsivežiau
praeitą savaitę iš Ispanijos, tai labai pati jaučiu, kad trūksta tos klaidos, kad dalintis tom priemonėm, ką mes gaunam, tai kad jūs žinotumėt, kad galima tai padaryti. Parašom visą tekstą ir mums sugeneruoja jau video, visiškai visą. Tai pavyzdžiui, galima net vaikam užduoti šitai pateikti. Ir jeigu anksčiau mokykla atsakydavo į klausimą, ką mokyti, tai šiandien vis dažniau mes savęs klausiam gal, kaip mes turim mokyti ir kaip tai yra susijęs su realiu gyvenimu. Ir šitas klausimas kyla ne vien mokytojams, tačiau ir vaikai. Dažnai girdim frazes vaikų, kam man šito reikės ar ne, kam reikės. Tai reikia labai pasistengti, kad vaikam įrodyti, kad ką mes mokomės, to tikrai reikės. Ir jeigu kažką mokytis, jau vaikas nemato prasmės, tai blogai iš tikrųjų. Ir fenomenais grįstas mokymas, jis nėra naujas, jis gal skamba taip šiek tiek prabangiai, gražiai, fenomenas, iš viskas tai yra gražus žodis, bet jis nebėra naujas ir tas realių situacijų ieškojimas, tyrimas, paieška, jisai jau egzistuoja ir mes prie jo tiksliau ėjome labai taip kryptingai. Tai mes anksčiau mokėmės ir disciplinas atskirai. Matematika, lietuvių griežtai su savo turiniu, tik pati koncepcija, žinios buvo suskaidytos ir galbūt mes praradom tą galimybę išmokti daryti tas asociacijas įvairias. Tai žinios yra, žinios dalyko yra, bet prasmė ne visada jinai. Ir jau fenomenais grįstas mokymas jis siūlo pradėti nuo kitų dalykų, pradėti ne nuo šiandien yra lietuvių kalbos pamoka, pradėti nuo reiškinio. Klimato kaita, miestas, žmogaus emocijos, technologijos ir kas labai gerai, kad yra integruojami skirtingi dalykai, mokomasi daryti asociacijas ir tuo metu vaikas išmoksta tiesiog susijęti su savo gyvenimiška patirtimi, o kur man reikės šitų žinių. Tai mes mokom ne dalyko, o tyrinėjom pasaulį. Ir kadangi aš dirbu EduTech STEAM laboratorijoje, tai STEAM apskritai kaip metodas jis yra puikiausias tam fenomenais grįstam ugdymui modeliuoti. Ir pavyzdžiui, mums universitete STEAM atstovauja 3 labai svarbės kryptis. Tai STEAM kaip pedagoginė koncepcija. Tai pavyzdžiui, ir studentus jau būsimus pedagogus ruošiam taip, kad jie tiksliai žinotų, kas yra STEAM, kad jis turi labai struktūruotą metodiką ir kad eilinis projektas jis nebūtų vadinamas STEAM iš tikrųjų. Taip pat STEAM atstovauja kaip ir tyrimų laukas, nes mūsų laboratorijoje yra atliekami gyvosios laboratorijos tyrimai. Tai reiškia, kad mes galime įsivaizduoti, kad mokslininkai viskas tolima, tik teorija, bet ne. Mes, pavyzdžiui, atliekam tyrimus iš realių veiklų, kas vyksta, ateina į studentai, jie kuria veiklas ir mes žiūrim poveikį, jisai yra ar jo nėra. Ir taip pat STEAM veikia kaip rekomendacijų šaltinis, tai mokslininkų įžvalgų siūlymas švietimo institucijoms. Gerosios patirties grįstos patvirtintais duomenimis klaida. Tai labai sudėtingas paveiksliukas, hibridinė švietimo sistema, apie ką mes ir kalbam, kad mes, pavyzdžiui, kuriam veiklas ne savo, ką mokslininkai daro. Jie ne savo renka tą informaciją, duomenis, bet jie kuria su tais, kam tai yra aktualu. Su mokytojais, su studentais, su pačiais vaikais ir šitoks bendrakuros, vėl naujas žodis, bendrakuros principas atskleidžia labai daug galimybių, kad iš tikrųjų tas STEAM veiklos, jos yra reikalingos, naudingos. Labai trumpinu laiką, kad visiems užtektų. Ir mūsų laboratorija, galima pasidžiaugti, kad mūsų EduTech STEAM laboratorija, jinai yra ENOL narė. Ir tai reiškia, kad Lietuva STEAM srityje turi iš tikrųjų labai daug galimybių, nes jie gali bendradarbiauti su pažangiausiais Europos inovacijų centrais. Ir ko, pavyzdžiui, mes tuo siekiam, kodėl į šitą sritį ypatingai dedam daug pastangų, tai mes siekiam padėti efektyviai naudoti bei kurti pažangiausius mokymosi įrankius, analizuoti sukauptą patirtį edukacinių technologijų bei STEAM ugdymo srityse, skatinti įrodymais pagristų švietimo ir ugdymo naujovių plėtrą, vystyti apskritai STEAM ugdymo sistemą regione, tiek Klaipėdoje, tiek Lietuvoje, galbūt paskui net visam pasauliui,
kas čia žino, tapsim žinomi, ir turtinti technologijomis paremtą transformuojančią asmens mokymosi patirtį. O ką mes siūlom, pavyzdžiui, jums? Tai pas mus yra organizuojamos kultūro paso edukacijos, skirtos priešmokykliniam, pradiniams, 1, 4 ir 5, 6 klasėms. Ir vat koks tas mūsų aprašymas yra. Mūsų pagrindas yra skatinti vaikų kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir kultūrinį sąmoningumą per tarpdisciplininio meno raišką. Ir aišku, mes naudojam tas visokias technologijas, Lego konstravimai, šešėlių teatras, foton robotai, VR akiniai, išmaniusios lentos. Ir mes, pavyzdžiui, nenorim tai turėti tik savo, bet mes norim ir dalintis, kad ateitų ir kiti išbandytų ir mokamai, ir nemokamai. Tai va, mūsų kultūros pasas. Jeigu bus įdomu, susirasti, tikrai parodysiu dar kur. Ir va, toks išskirtinumas yra, kad mūsų kultūros paso metu yra taikomas 5E modelis STEAM ugdymui. Ir kaip mūsų docentė sako, tikrai va, pasižymėjusi STEAM srityje, jinai sako, aš nesu atradusi geresnio modelio, bet kad vaikas pereitų visus pažinimo etapus. O tas modelis labai paprastas. Įsitraukti, tirti, paaiškinti, detalizuoti ir reflektuoti. Ir jeigu kažką sumaišom, ar kažko neįtraukiam, tai kažką mes praleidžiam. Ir pavyzdžiui, šie metai Čiurlionio metai, tai mes ir parengėm, pavyzdžiui, kultūros pasą pagal 5E modelio etapus. Tai pavyzdžiui, tai yra labai šabloninis toks pavyzdys, bet įsitraukimas. Kaip robotukas gali atkurti žmogaus kūrybą. Tyrimas prasideda. Leidžiame vaikams savarankiškai eksperimentuoti ir tirti, nes aš galiu duoti priemonę ir paaiškinti, ką jie gali daryti, bet aš atimu iš vaikų džiaugsmą. Aš duodu priemonę ir sakau, o dabar jūs turit 5 minutės, išsiaiškinkit, ką jūs galite padaryti. Ir tada jie man pasakoja. Ir to užtenka, kad suaktyvinti, kad sužadinti tą smalsumą. Tada vaikai jau man paaiškina, ką jie čia gali padaryti su to robotu. Tada užduotis seka. Detalizuoja, išplėtoja, kuria pasakojimus, pasakas. Ir aišku, vertinam ir reflektuojam, kaip visada. Tai mūsų studentai veikia šią kryptimį ir jie taip pat, dabar aš pavyzdžiui ieškojau mokyklų, kurios galėtų ateiti pas mūsų dalyvauti edukacijose, kurias ruošia studentai. Aišku, studentus ten apmokom, vis tiek pagal metodiką, vis tiek reikia padaryti kažkokią edukaciją, bet mokyklos turi tokią galimybę ateiti ir išbandyti ir vis tiek vaikus reikia artinti, kad nebijotų universiteto, kad tiesiog ateitų ir kad jaustų, kad tas mokslas, jisai nėra baugus, jisai negazdina, kad jisai gali būti visai smagus ir lengvas. Tai taip atrodo mūsų ta laboratorija, vaikams labai patraukli. Kur, pavyzdžiui, rasti viską, nes, kaip ir sakiau, ta sklaida yra ganėtinai maža, tai mes turim savo puslapį. Ir, pavyzdžiui, jeigu ieškot kokių mokymų, kažkokios informacijos, norit kažko papildomai pasidomėti, ar renginių, pavyzdžiui, STEAM tematika, nebūtinai STEAM, kartais ir platesnė ta amplitudė yra, galit EduTech STEAM laboratoriją įsivedat ir matot visas naujienas. Ir, pavyzdžiui, tam pačiam puslapį galite rasti ir savo naudingų leidinių. Jau metodinis leidinys, STEAM projektai pradinėse klasėse. Ir rasit labai tokių įkvepiančių pavyzdžių, kurie jau yra praleisti pro mokslininkų akis patikrinti. Tai ačiū. Staupiau. Taip, taip pat į 10 minučių. Ačiū Aistei. Ar būtų klausimų iš auditorijos? Su mažesnių klasių, žemesnių ar su vyresniais dirbot? Didžiausi 5-6 klasių. Jeigu norit vyresnių, tai jau siūlau STEAM centras yra. Bet turbūt jau žinot, ne? Žinot. Nes mūsų dar, mes tokie mažesni, mūsų dar nežino, mes jau turim eiti sklaidas skleisti. Bet čia yra tik pradinis 5-6. O vaikučių kiek jis, tarkim, kiek galima? Iki 25. Tiek kėdžių tėra. Kiek vienoj klasėm? 5-6 taip pradėjau, kad tai yra iki 25. Nuo mažumės. Labai gerai nuo mažumės galima šitą. Taip,
jisai gali netgi negražus truputėlį, bet va ateina ta laboratorija, ten legos sudėta ir laboratorija. Tai ačiū labai, Vita, Jums už pristatymą, atsakymą į klausimus ir dar kartą įsitikinam, kad jaukintis reikia ir mokslą, ir laboratoriją, ir kuo daugiau sąveikauti menui su kitom disciplinom, kurios atrodo nieko neturi bendro. Ir dar kartą ir pirmasis mūsų pranešimas įrodė, kad matematika, muzika, chemija puikiai sąveikavo tarpusavyje ir sukūrė nuostabų bendrą rezultatą. Trečioji mūsų pranešėja yra jau mūsų Klaipėdos Varpo gimnazijos kolegė pedagogė, matematikos mokytoja, metodininkė Daivutė Radzevičienė. Ir jos pranešimo tema yra pamokos funkcija. Šio pranešimo metu Daivutė mums pristatys, kaip galima dirbti su gabiais mokiniais. Labą dieną. Na, o kam tik slidžiu? Jo. Biškai gal pasauksinkis, kokie įmanoma. Aš tu nuslysiu. Gerai. Toli svarbu nenuvažiuoju. Čia būtų pranešimas apie tai, kaip matematikos pamokoje lavinamas kūrybiškumas. Šiandien iš po pirmos dalies pranešimo diskusijų, nežinau, toks vidinis konfliktas yra. Ar mokytoja, kuri nori išmokinti, ar mokytoja, kuri nori lavinti kūrybiškumą. Tai pradedu norėti turėti mažesnių mokinių, kurie galėtų nueiti į STEAM laboratorijas 5 klasiai arba 6. Na, o mes, kaip turim 12 klasiai galutinį rezultatą, tai turi būti parašyta ant balto juodo arba mėlyno ir turi išreikšti savo mintis, tiksliai matematiškai. Tai nežinau, kur tas kūrybiškumas tam paskui turi atsispindėti. Na, tai manyčiau, kad kūrybiškumas turi atsispindėti, nebijoti skaityti uždavinio sąlygą, nebijoti interpretuoti, taikyti savo žinias ir įvairiais sprendimo keliais mes galime prieiti prie to teisingo atsakymo. Tai pamokos funkcija, pamoka tai toks savaime suprantamas dalykas, kad jo apibrėžimą buvo sunku rasti. Dažniausiai jis pasakoja apie pamoką, bet nepasakoja, kas yra pamoka. Tai kokių aš tų apibrėžimų radau. Kas yra pamoka? Pamoka tai laikas skirtas mokomajam dalykui mokykloje, pamoka mokymo periodas, mokymo vienetas per laiko vienetą, pagrindinė mokymo forma, pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma, pamoka nuosekli daugelį veiklų apimanti struktūra, mokymosi formos per laiko vienetą, sinonimas pamoka tai yra pamokymas, pasimokymas, patirtis, pamoka tai planuotas mokymosi procesas, vykstantis tam tikru laiku, kurio metu mokytojas ir mokiniai siekia konkrečių mokymosi tikslų. Šitą apibrėžimą jau pateikė dirbtinis intelektas. Tai aš prie tuo ir remsiuosi savo pranešime, o kas yra funkcija? Funkcija tai yra 2 dydžių priklausomybė, kai vieno kintamojo reikšmiai priskiriama vienintelė kito kintamojo reikšmė. Dabartiniuose vadovėliuose tas pats apibrėžimas yra, tik tai jau vienas kintamasis tai yra x iš aibės x, o kitas kintamasis jau yra y iš aibės y. Tai funkcija yra taisyklė, kuri kiekvienam skaičiui x iš aibės x priskiria vienintelį skaičių y iš aibės y. Funkcijos apibrėžimą galima pamatyti toje schemoje, kai turite dabar, kadangi aš negalėsiu piešti, tai turėsiu pasakoti kairėje pusėje esanti aibė ir dešinėje pusėje aibė esanti. Tai yra iš kairės pusės paimtas elementas, taisyklė jį apdoroja ir išspjauna kitą elementą į kitą aibę. Tai va, ta pirmoji aibė yra apibrėžimo sritis, o antroji jau yra reikšmių sritis. Tai pamokos funkcija aš suprantu kaip ryšį tarp mokinių ir mokytojų. Taigi, kokia yra
ta funkcinė priklausomybė tarp mokytojų ir mokinių. Nes taip, pamoka tai yra procesas, kurio metu mokytojas ir mokiniai siekia tikslų, o funkcija irgi yra procesas, kai vieno kintamojo reikšmė priskiriama vienintelė kito kintamojo reikšmė. Tai kurioje dalyje yra funkcinė priklausomybė. Ar mokytojai ir mokiniai yra funkcinė priklausomybė, ar mokiniai ir mokytojai yra funkcinė priklausomybė. Na va, čia toks yra mokiniams klausimas. Ir jisai tinka tiek 9 klasėm, tiek vyresnių klasių mokiniams. Na ir čia tie matematikos mokytojai, čia jeigu mes paimtumėm daugiau mokytojų, tai tos priklausomybės nepaieškotumėm, bet jeigu imtumėm matematikos mokytojus, tai va čia Daivutė, Virginija, Gintas, Linara, Dovilė. Ir paimame, pavyzdžiui, Daivutę ir jai priskiriame Deividą, Marką, Aliną, Smiltę. Čia turėtų būti virš 500 mokinių, bet aš jau tiek nevargau. Jeigu paimsime Gintą, tai jam priskiriamas Kristupas, Aivaras, Eimantas. O žiūrėdami į antrą schemą, tai paimame Deividą, Marką, Aliną, Smiltę ir priskiriame Daivutę. Tada Kristupą, Aivarą, Eimantą, Emiliją ir priskiriame Gintą. Tai kuriuo atveju yra būtent ta funkcija. Tai gal Linara pasakys. Antrą. Kodėl yra antru? Nes vienas iš kairės pusės turi elementą vienintelį iš kitos pusės. Negali iš pirmos aibės 2 rodyklės išeiti. Tai yra vieno kintamojo reikšmė priskiriama vienintelė kito kintamojo reikšmė. Na va, tai kodėl šitą pavyzdį aš paimu kaip pavyzdį, tai tam, kad sužadinčiau norą domėtis, kas tai yra iš tikrųjų funkcija. Funkcijos sudaro 40% matematikos kurso, jis jau neskaičiuoja aš ten pagrindinį ugdymą, tai ta iki 8 klasių, tai 9 funkcijas ir tiesinės ir kvadratinės, 10 daugiau eina dabar pagal atnaujintas programas kartojimas šitų funkcijų, 11 yra visos kitos funkcijos, rodiklinė, logaritminė, trigonometrija ir taip toliau. Ir 12 klasės kurse jau dar atsiranda papildomai funkcijų. Tai vat mes turime irgi per savo veiklas sužadinti domėjimąsi funkcijomis. Na ir šiek tiek tos matematikos, kad vizualizuočiau, kas yra kas, tai funkcijos išreiškiamos yra va tom schemom, kur parodžiau žodžiais, lentelėmis, grafikais, formulėmis. Ir mokiniai turi mokėti vieną funkciją išreikšti visais tais 5 atvejais. Ir schemą mokėti pavaizduoti, ir žodžiais išreikšti, ir lentelę pateikti duomenis, ir grafikais, ir formulėmis. Na ir dažniausiai ieškome ryšio tarp formulių ir grafikų. Vat pirmas tas 7 uždavinys čia yra iš 9 klasės vadovėlio. Jiems yra pateikti grafikai ir turi mokėti išvardinti savybės šitų funkcijų, apibrėžimus, reikšmius, didėjančioji, mažėjančioji, pastovioji, funkcijos nuliai, reikšmės teigiamos, neigiamos, su kuriomis tikslo reikšmėmis. O 23 uždavinys yra jau iš 11 klasės kurso, tai jisai yra papildytas dar papildomomis 2 savybėmis, kurios prisideda jau 11 klasiai. O 7 uždavinys, tam jau daugiau kairiai pusė, šitoj va čia pusė dešiniai, yra iš 12 klasės vadovėlio, jie turi dar labiau mokėti daugiau savybių, tai yra surasti ekstremumo taškus, minimumo taškus, tai savokų krūvos. Ir visas reikia tiesiog išmokti mintinai. Tai vat vėl esu ne ta mokytoja, kuri vis tiek turi vaikas išmokti, vien kūrybiškai pažiūrėti į tą savokas neįmanoma. Kažkaip galima padėti jas prisiminti, bet išmokimo laipsnis čia vis tiek yra būtinas. Na ir tas 29 jau yra apibendrinimas visų funkcijų. Tai iš teksto mokinys turi sukurti funkciją ir tada atsakinėti į tam tikrus klausimus. Tai aš čia galbūt norėjau pasiguosti kaip matematikos mokytoja. Kaip ir galbūt. Aš užsirašiau, ar aš vienintelį nesuprantu, apie ką kalba. Tai va, dabar aš noriu pasakyti, kaip aš ugdau. Tai va, čia yra mokinių darbai. Tai tam, kad mokinį sužadintumėm su šituo, kad jie nebijotų apie funkcijas mokintis, tai yra kūrybiniai mokinių darbai. Mokiniams yra skiriami ilgalaikiai namų darbai, taip gal pasakysiu. Yra nurodytas užduočių skaičius
Ir jeigu jisai išpildo ten, nubrėžia 5 funkcijas, jis jau gauna gerą įvertinimą. Tai jisai turi mokėti nupiešti ir tą funkciją aprašyti. Kodėl? Nu, aprašyti formulėmis. Kam to reikia, tada įveda į GeoGebrą ir pasitikrina, ar gerai galvoja. Nu, jie turi surasti ryšį tarp funkcijos išraiškos ir jos grafiko. Tai darbą gali daryti ir keli mokiniai, tai tada jie turi daugiau nubrėžti tų funkcijų. Tai čia yra 9 klasės darbas. Va čia yra jau kelių mokinių kūrybinis darbas, kada iš kvadratinių funkcijų jie sudeda tokius piešinius ir milimetrinėme popieriuje jie nupiešia tos piešinius tam, kad galėtų parašyti funkcijos išraišką. Na ir čia yra jau tos šalia tokios funkcijos išraiškos, kurios čia yra išvardintos. Tada kitos pamokos metu tas išraiškas mokiniai arba tas pats mokinys arba susikeičiam kartais, čia vėl nuo auditorijos priklauso, suveda į GeoGebrą ir turi iškristi tas pats piešinys. Tai jeigu suvedus tas funkcijas į programą neiškrenta tas pats piešinys, vadinasi, darbas yra neteisingai atliktas. Tai va taip atrodo jau 10 klasės darbas. Toliau, čia jau yra 11 klasės darbas, meilės tema. Tai 11-okams jau reikia papildyti funkcijas ne tik kvadratinėmis funkcijomis ir tiesinėmis, bet jau turi būti ir jau logaritminė, rodiklinė ir taip toliau tos funkcijos. Nu, šitas paveiksliukas su raudonom lūpytėm tikrai labai gražus, tačiau jis nebuvo įvertintas labai gerai, nes jis nepateikė funkcijų, kurios yra 11 klasėje. Nu, taip pat viena funkcija, vienas, sakykime, taškas, tai tiesiog jau čia nebuvo labai puikus įvertinimas, nes per žemo lygio funkcijos buvo. Nors paveiksliukas tai tikrai gražus. Tai va matote, čia GeoGebros yra tas jau iškarpa iš GeoGebros, kada jau susisieja tos lūpos su tikromis tom piešinio lūpomis. Čia draugų meilė, čia tikrai dirbo 2 mergaitės, man atrodo, kad ir naktim, nes čia buvo 2 paukščiukai, kai įdėjom į GeoGebrą, tikrai pavyko šitą piešinį, tik nebuvo atspausdintas šitas paveiksliukas, tai neberadau jau vakar to paveiksliuko, nesigavo mums kojos, gavosi labai ilgos, tai tiesiog kažkurioje vietoje čia buvo, nepavyko GeoGebrai nukirpti mums tų piešinių. Tai va šitas žodis meilės, sudėlioti iš funkcijų šitą žodį irgi jau prireikė mokiniams labai daug laiko, jis buvo sudėtas irgi į kompiuterį ne vieną dieną, kad gautų šitą žodį. Tai va, dabar čia yra 12-oko darbas, 12-okai gauna individualius darbus, jie ištraukia 3 funkcijas, jas turi ištirti pagal planą, kuris yra mokiniams pateiktas 12 klasiai. Tai, na, aš dabar čia buvau senamadiška, tai aš noriu, kad jie rašytų ranka, todėl kad jie 12 klasiai tam tikras dalis šito tyrimo egzamine turi parodyti savo matematinius gebėjimus, jau reikia ir išvestinę rasti, ir didėjimo mažėjimo intervalus, ir kur jinai teigiama, kur mažėja, kur didėja. Tai va čia tas etapas, vienas iš uždavinių, aš daug darbų nerodysiu, tai ištiria ranka, tada nupiešia savo darbą, nes praeitais metais per egzamino valstybinį antroji daly buvo bendrajam kursui langeliais dalis ir reikėjo nupiešti grafiko dalį, tai jie turi mokėti piešti tos grafikus, o čia jau yra patikrinta su GeoGebra, kad tas darbas yra teisingai nupieštas. Na, aišku, čia jau dalis iš jūsų matė šitą darbą, tai čia jau Šablinskio darbas, funkcijų paieška ir kartografavimas Čiurlionio paveiksle, Pilies pasaka. Čia tas funkcijas taip sudėliojom ir, nu, taip su darbą darė Timas, bet reikėjo galbūt padėti kai kuriuose vietose, kad paslinkti, paspausti, pakelti, tai čia buvo irgi interpretuojamos funkcijų transformacijos. Na va, kaip dar ugdomos tas kūrybiškumas arba tiesiog nebaimė perskaityti žodį funkciją ir mokėti tą uždavinį kažkaip kūrybiškai interpretuoti. Tai va čia lietuvių kalbos ir matematikos pamoka buvo su mokytoja lietuvių kalbos Rūta Paulikienė. Tai todėl, kad lietuvių kalbos pamokoje mokiniai išgirsta žodį parabolė ir
9-10 klasėje, aišku, 12 ir 11 taip pat girdi tą patį žodį parabolė ir kaip galima tekstinį uždavinį su kvadratinė funkcija, braižant parabolę, atsakyti į gyvenimiškus klausimus. Na, dar integruota į tai ir matematikos pamoka, tai su Gintu Adrijausku, tai čia yra pasibandymų užduotis, po to yra mokiniams jau pažymiai, dirba dviese, viens diktuoja, kits suvedinėja į programą, jie turi gauti paveikslėlį, o čia trečioji užduotis, kur matote užsimerkęs tas žmogeliukas, jie turi parašyti kvadratinę funkciją iš šito pavyzdžio ir kaip tik irgi parašyti tam, įdėti programą, kad kompiuteris išmestų ir dar buvo papildoma užduotis, jeigu sugebės padaryti dar papildomą funkciją, kad tas žmogeliukas atsimerktų. Tai va, vėl tokių interpretacijų su funkcijomis galima iš tikrųjų padaryti. Tai realiai, ką galima po tuo kūrybiškumu pasiekti, tai kaip jau ir minėjau, jie turi nebijoti skaityti, nepraleisti uždavinio su žodžiu funkcija, nes jų yra apie 40%, tai va ta nebaimė funkcijoms ir yra skatinama matematikos pamokose. Čia aš kalbu apie vyresnių klasių. Na ir kokią galėčiau pateikti funkciją, tai yra išvada, tai ar ta matematikos pamokoj funkcija arba pamokos funkcija tarp mokytojo ir mokinio yra gerai. Na, aš taip pagalvoju, jeigu ta funkcija būtų apgrėžiama, dar čia, kaip Daiva sako, pasakysiu dar vieną žodį, kurį mokiniai turi žinoti, bet jums nebūtina sėkmingai gyvenat ir be tos matematikos didelių tų žodžių ir frazių. Tai apgrėžiama funkcija, kada vienas kintamasis iš vienos aibės turi vieną kintamą iš kitos aibės ir atvirkščiai, iš kitos aibės vienas turi vieną iš tos aibės, tai reiškia apgrėžiamas. Tai aš pagalvoju, kad jeigu vienas mokinys turėtų vieną mokytoją, tai būtų tobula. Tai va, ačiū už dėmesį. Ačiū Daivute, šį kartą jau su laiku taip jau labai tampriai, bet buvo labai įdomu klausytis. Ir jeigu kas turite klausimų, nors jie buvo jau eigoje pranešimo užduoti, tai pasilikime jau po visų pranešimų. O trečioji, tiksliau ketvirtoji pranešimą skaitys taip pat Klaipėdos Varpo gimnazijos mokytoja Daiva Pelejeva ir jos pranešimo tema yra audiovizualinio teksto samprata ir pritaikomumas ugdymo turinyje. Prašau. Tai laba diena, kolegos. Iš tikrųjų galvojau, čia turėsim daug labai svečių. Tai padariau tokį pranešimą su visais keiksmažodžiais, pačiais madingiausiais. O iš tikrųjų matau, kad esam tikrai visos savos ir ko gero tikrai žinot, kad jau 5 metai degu šitą temą, tai yra audiovizualiniai tekstai. Jie atėjo kartu su visu to atnaujintu ugdymo turiniu ir vat kaip Daivutė apie matematiką pasakoja, su tokiu užsidėgymu. Iš tikrųjų, mokyklai labai mėgau matematiką, o ypač trigonometriją. Bet kai pasiklausiau, aš galvoju, ir funkcijos man turbūt būtų labai patikusios. Tai iš tikrųjų šiandien aš irgi papasakosiu apie tai, kas man patinka, kas iš tikrųjų eina ir į plotį, ir į gylį kiekvienais metais. Tai tikiuosi, kad apturėsite gerą laiką ir dar gal kažką naujo savo įsinešit ir į ateitį. Taigi, audiovizualinis tekstas, kas tai yra? Iš tikrųjų skamba, bet iš tikrųjų tai yra jau dabartinė kasdienybė, kad iš tikrųjų tie audiovizualiniai tekstai tai yra visi ir tiktokai, ir instagramai, ir ko tik nėra, ar ne? Iš tikrųjų tai yra jiem labai artima, tai iš tikrųjų yra labai šiuolaikiška, įrankių vis daugėja ir daugėja. Na, o aš kaip mokytoja, turėdama tą 30% to lankstaus ugdymo turinio, tai irgi labai puikiai jaučiuosi, nes iš vienos pusės kaip ir smagius dalykus darom, ar ne, iš kitos pusės lyg ir tokie šiuolaikiški mes kažkokie, tokie madingi. Tai aš manau, kad tai yra iš tikrųjų inovatyvi priemonė.
mokymasis kitaip, na ir šiuolaikiška, išnaudojanti, tiksliau neišnaudojanti, o leidžianti tuo įrankiu pasinaudoti labai skirtingose ugdymo plotmėse. Dar ką gerai, nes iš tikrųjų jaunimas labai mėgsta tą skaitmeninį turinį visokį ir filmukus žiūrėti ir panašiai, bet čia jau mes nueinam nuo to, kad jie ne tik naudoja informaciją, bet jie tą informaciją patys kuria, reflektuoja, ar ne, ir interpretuoja. Tai iš tikrųjų tampa labai puikia galimybė integruoti į pamokas, ir visas kitas, bet žingsnelis po žingsnelio. Tai, kas tai yra? Tai iš tikrųjų audiovizualinis tekstas tai yra toks tekstas, kai informacija yra perteikiama per skirtingus komunikacinius kanalus, tai per tokius kaip vaizdas, garsas, na ir tekstas. Tekstas gali būti tiek žodinis, tiek rašytinis tekstas, o gali būti ir toks, ar ne, galima ir pamiksuoti. Tai vat tas toksai trinaris, taip, kad turi būti vaizdas, garsas, tekstas. Na, tas tekstas tai irgi, kaip aš ir minėjau, ar ne, ko gero, tie visi nusibodę rašinėliai, visokie kažkokie projektėliai ir visa kita, tiesiog dar plus prie jo prilimpa, na, vaizdas ir garsas. Tai va, užsiauginam tokį trinarį ir kaip formos, tai galėtų būti reklamos, dokumentiniai filmukai, tai gali būti video reportažai, tai gali būti žinios, iš tikrųjų animacijos, tai tikrai tų būdų, tiesiog net ne būdų, o formų yra labai, labai, labai daug, begalė. Nes iš tikrųjų metus padirbus galvoju, nu jau ko gero atsibosis, įsemsim. Ne, čia nesibaigia, tikrai nesibaigiantis ir įrankių, ir minčių, ir temų, ir viso ko dalykas. Na, o privalumai tai iš tikrųjų, na, visų pirma, tai ugdom, skatinam mokinių kūrybiškumą. Jie bekurdami mokosi ir planuoti, kuria scenarijus, galvoja įvairius vizualinius sprendimus, galvoja, kaip pateikti, kad tai būtų patrauklu, įdomu. Antra, na, tai aišku, kritinis mąstymas. Kritinis mąstymas, nes vėlgi tu turi sugebėti atsirinkti tinkamus šaltinius, atpažinti tinkamus šaltinius, atrasti, na, tą tinkamą vizualinę informaciją, galbūt įgarsinimus, galbūt tos kažkokius garso efektus. Tai trečia, kad, na, aišku, skaitmeninis raštingumas. Nors šiandien ar ne pačioj pradžioj mūsų konferencijos kaip ir kalbam, kad jau per daug to triukšmo ir jau ko gero reikėtų susimažinti, bet aš sakyčiau, kad kaip prieskonį, kaip druską arba pipiriuką tikrai panaudoti galim. Taip, galbūt tai neturėtų būti pagrindinis maistas, bet tam užskaninimui tikrai taip. Na ir kokiegi tie pritaikymai? Tai pritaikymai, sakykime, aš čia rašau, ar ne, pritaikymas pagal vadovėlio temas. Tai iš tikrųjų, jeigu mes vadovėlio tema esam kelionės, pinigai, tai tikrai įtvirtinant ir žodyną, ir tematiką, ir gramatiką, tikrai galim kurti galbūt kažkokius kelionių gidus.
galbūt kelionių reklamą, galbūt mes norim parduoti kokią nors kelionę ir va dabar ar nepadarysim tos reklamas kelionės. Jeigu mes kalbam apie maistą, sveiką mitybą ir taip toliau, nu tai vėlgi, ar ne, galbūt tai bus pasidalinta patirtis kaip kokį receptą, ar ne, sakykime, kaip iškepti kokį Napoleono tortą. Tai vėlgi tas pats audiovizualinis tekstas. Tai čia apie tas temas, plus ne tik, kad tos pačios temos žodyną, gramatiką ir viską susijęti, integruoti, dar galim integruoti ir kitą dalyką. Ir taip pat gaunasi integracija. Reiškia, jeigu mes keliaujam, tai galbūt su geografijos mokytoja galim, galbūt mes galim su istorijos mokytoja pakeliauti laiku, ar ne? Tai irgi keliavimo būdas. Tai vat aš matau ir tokią galimybę, kaip ir integracija tarp dalykinę. Na ir aišku, tas 30%, tai tikrai, jeigu reikia, na, tas pačias spragas, atrodo, kaip nuobodu, ar ne, spragos, o užduokim užduotį, iškelkim problemą, ar ne, kaip tau reikia dabar įsivaizduok šitą temą, ar ne, pristatyti. Paimkim kokį, nežinau, netiesioginę kalbą, kuri žiauriai neįdomi, daug taisyklių, pridėkim ten kūrybos, tegul vaikai patys tas taisyklės, ar ne, užrašo, įgarsina, galbūt suvaidina pavyzdžius, ar ne, ir iš tikrųjų tai netgi kaip ir mokymosi procesui yra puikus įrankis. Toliau, tradicinės šventės, tai čia visos kalėdos, Velykos, penkiai, kaip užgavėnės, ar ne, tai žemės dienos, iš tikrųjų viską galima, vėlgi mes jau kelinti metai iš eilės darom kalėdinių audiovizualinių tekstų pristatymą. Daug ką žinot, ar ne, iš tikrųjų irgi kokie ten neišarti arimai yra, kiek ten visko jie sugalvoja. Ir iš tikrųjų, kuo mažiau juos įstatai į rėmus, kuo trumpesnis tas ar ne nurodymų sąrašas, tuo tikrai įdomesnių ir kūrybiškesnių filmukų, tų audiovizualinių tekstų tikrai mes pamatom. Na, čia neskaitysiu, kas parašyta. Parodų analizė ir projektai. Tai vėlgi, na, su klase, aš kaip klasės vadovė, važiavau į kokį Kauną. Na ir porai. O tu padarysi gerai dabar audiovizualinį tekstą apie tai, kaipgi mums sekėsi Kaune, ar ne, ką mes ten aplankėm, kodėlgi ne. Taip. Galbūt tiesiog ėjom į biblioteką, galbūt tai buvo kažkoks net nebūtinai išvykimas, galbūt pasivaikščiojimas tiesiog, ar ne? Ir irgi tai gali atsispindėti būtent kažkokiuose filmukuose, tai gali būti netgi filmukų ciklas. 2025-2026 mokslo metų antros C klasės gyvenimas, ar ne? Va ir filmukų ciklą mes turim vėlgi tie patys audiovizualiniai tekstukai. Erasmus Plus ir visi kiti tarptautiniai projektai, vėlgi, ar ne, jeigu mes keliaujame į kitą šalį, na, reikia kažkaip prisistatyti ir tada per visus YouTube ieškom, ar ne, galbūt kažką rasim apie Lietuvą ir taip toliau. Bet jeigu tai padarys patys mokiniai, tai bus personalizuotas, visiškai mums savitas tas audiovizualinis tekstukas, ar ne? Ir, na, mes labai, aš taip galvoju, gražiai galim prisistatyti ir sudominti užsieniečius savo, na, šalimi, mokykla, miestų švietimo sistema, kuo tik tai nori. Na ir socialinės pilietinės valandos, vėlgi, kaip žinot, ar ne, kad mokiniam reikia surinkti tas socialinės pilietinės valandas. Čia vėlgi aš puikiai galiu sugalvoti visokių temų ir temučių, kurias galbūt po to man net ir pačiai bus labai smagu panaudoti per savo pamokas. Ir mokinys už tai gali užsidirbti socialinių pilietinių valandų. Dar čia šito neįtraukiau iš tikrųjų, bet projektiniai, kūrybiniai, tyriamieji darbai irgi 2 metus turėjau patirties, 10-okams tai yra privalomas dalykas. Ir irgi jeigu, na, tiesiog išsigryninai savo kažkokią tai temą, mokiniui jam duodi susiindividualizuoti, personalizuoti, ar ne, tai irgi iš tikrųjų
galutinis rezultatas yra labai puikus. Na ir kompetencijos. Tai dabar čia mes visas kompetencijas, žinokit, iš tikrųjų ir ugdom. Visas. Dažniausiai mokiniai daro tos užduotis dviese. Tai labai irgi gražiai atliepia ir susidraugavimą, susitaikymą, pagalbą, pastoliavimą. Vienas silpnesnis, stipresnis. Ta prasme, ten netgi tame, kad jie dirba dviese, jau galima irgi labai daug tos naudos, tos pedagoginės, tos ugdymo naudos irgi galima daug apturėti. O šiaip ir kūrybiškumas, ir skaitmeninės visos kompetencijos, ir jūs labai puikiai visas jas žinote. Tai tiesiog kokie yra iššūkiai, paskutinis mano dalykas, tai iš tikrųjų, kad dėl tų technologinių iššūkių, tai mes kalbam apie, vėlgi, sako, ilgalaikiai namų darbai, ar ne? Dažniausiai tai patampa ilgalaikiais namų darbais, todėl kad tikrai per pamokas mes ne visus, netgi turėdami tokią gražią hibridinę klasę, mes čia neturim tiek įrankių ir laiko valdymas irgi problema, iššūkis, o vertinam turbūt tai smagiausia dalis, todėl kad ne pasiekimus dažniausiai, o pažangą vertinam. Tai ačiū labai už dėmesį. Ačiū, Daivute. Nesuveikė mano komunikacija, nes čia buvo ženklas, kad liko dar 2 minutės ir eikite apibendrinimo. Jūs jau taip staigiuoju būdu viską užbaigėt. Mes mokytojai esam tokie, išdresuoti. Kaip norit. Tai va, mokytojų lankstumas ir prisitaikymas prie didelių ateities pokyčių yra įrodytas Daivos pavyzdžių, kad viskas yra įmanoma darymo būdu. Tai mes priartėjom jau prie paskutinio pranešimo, kurį skaitys mūsų Klaipėdos Varpo gimnazijos mokytoja Ana Gabrielė Sabencevaitė ir jos pranešimo tema yra ugdyti šiandien rytoj, sprendimas grįstas gamtosauginis ugdymas. Tai tą, kur redagavau jo paskutinę. Žiūrėkime, gerai matau. Dėkui. Tai pirmiausia, turiu klausimą kolegom. Kaip manat, Baltijos jūros tarša yra ekonomikos, chemijos ar geografijos dalyko problema? Visų jungtinis. Tai va, būtent apie tai yra. Aišku, nusprendžiau pristatyti mūsų mokykloje, kuri yra, kaip žinote, gamtosauginio ugdymo mokykla, sveikos gyvensenos ir gamtosauginio ugdymo. Šiais metais pradėta vykdyti tokią integruotą projektinę tyriminę veiklą, kuri yra orientuota būtent į Baltijos jūros apsaugą ir gelbėjimą, kaip galima pasakyti. Ir šis projektas, jisai būtent atliepia tą problematiką, jog mums reikia keisti kurikulumą ir galbūt, kadangi Vita pristatė labiau būtent apie fenomenais grįstą ugdymą, tai aš savo pristatymą pakreipsiu į problemomis grįstą ugdymą, kuris irgi toks kaip yra inovatyvus būdas ugdyti, bet jisai įgauna ir kitą tokią plotmę dirbant su mokiniais, tai nuo pat pradžių su jais dirbant yra pradedama ugdyti atsakomybę. Individualiai ir komandinę atsakomybę, bendradarbiavimo įgūdžius, kad mokiniai ne tik tirtų problemą, bet ir susugdytų su ją tokį ugdytųsi ryšį ir atsakomybės jausmą, kaip tai spręsti. Nes galbūt, nežinau, ar kolegos esate patyrę, bet aš kartais susiduriu su tokiu dalyku, jog mūsų mokiniai dar yra įpratę vartoti informaciją. Vartoti mes jiems turim pateikti ją, jie išsprendžia, jie padaro, bet ko norėtųsi ateities paruošti mokinį ateities pasauliui, tai yra iniciatyvos ir kad mokinys į problemą žiūrėtų ir kūrybiškai, jos nesibijotų ir ieškotų sprendimų, kada nebūtinai yra atsakymas konkretus. Tai va, tai kaip mes žinom, čia visi šitie dalykai jau buvo pasakyti, neverta kartoti, čia yra mūsų
ir plenarinėje diskusijoje, tai yra mūsų ugdymo sistemos šiuo metu trūkumai, kuriuos mes norime ir mes norime pakeisti, mes norime labiau mokyti mokinius nevartoti, spręsti, kurti vertę kažkokią, integruoti dalykus. Ir labai yra svarbu, kad šiame procese būtent būtų identifikuojamas kažkoks fenomenas, bet šiuo atveju tai kažkokia problema ir kad mokinys, jisai gaudamas kažkokias struktūruotas gairias ir mentorystę iš mokinių, būtų ir savo architektas. Tai, pavyzdžiui, dirbdami grupėse su mokiniais, mes pateikėm jiem tam tikrus numatytus rezultatus, ko mes iš jų norim, bet jie patys turi valdyti procesą ir valdyti savo laiką ir planuotis ir įsitraukti. Taip pat mes stengiamės šiame projekte iš tiesų sukurti hibridinę mokymosi aplinką, kur mokiniai išeitų už klasės ribų, dalyvautų laboratorijose ir kitose, ir paskaitose, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto, jūrų muziejaus edukacijose, taip pat patys eitų į paplūdimį ir rinktų duomenis, kuriuos galėtų tirti. Tai mokymasis vyksta daugiau mažiau už klasės ribų. Ir taip pat ir tarptautinė dimensija integruojama. Tai kad mokinys tiesiog tą mokymosi ugdymo procesą išmoktų integruoti į aplinką, kur yra ne tik mokykloje. Ir taip mes skatiname tą viziją irgi, kad yra ugdymo ir ugdymosi visą gyvenimą vizija, kuri ir mūsų politikoje yra įkūnyta. Tai fenomenais grįstas ugdymas yra pirmiausia tarpdisciplininis mokymasis, kur mes stengiamės, kaip jau ir sakėte, visų čia yra dalykų problema, tai integruoti kaip galima daugiau dalykų, stengiamės analizuoti realias problemas, tai šiuo atveju Baltijos jūros ekosistemų būklę ir apsaugą. Ir labai svarbu, kad norime, jog mokiniai tiek tirtų patys, tiek išmoktų interpretuoti savo duomenis, bet taip pat pasiūlytų sprendimą, kaip įsivaizduoja jie, kad kaip galima būtų sumažinti ir panaikinti problemą. Projektas, kurį vykdome, taip pat turi tarptautinę atspalvį, nes mūsų mokykla dalyvauja Blue School Network, kuris yra fasilituojamas ES, tai yra mėlynųjų mokyklų tinklas, jisai Lietuvoje priklauso 8 mokyklos, man regis, visoje Europoje žymiai daugiau ir mes gavome Blue Lights projekto finansavimą, kiekviena Blue School mėlynoji mokykla gali pateikti paraišką, mums pavyko. Ir tokiu būdu šios veiklos, kurias mes vykdome su kolegėmis, čia ir Vita sėdi, ir Viktorija įsitraukusias, gauna šiek tiek ir išorinės paramos. Dalykai, kuriuos mes integruojame, tai pirmiausia tyrimams, mes integruojam geografiją ir chemiją, mokiniai atlieka savo sugalvotus šiek tyrimus, nes jie tirpdami fenomeną, tai yra Baltijos jūros taršą ir kaip problemą jie identifikuoja skirtingas problemos ašis ir priežastis, skirtingas priežastis, jie pasiūlo savo tyrimus, dažniausiai tai yra susijęs su vandens rūgštingumu, bet pavyzdžiui, Vita pataisys mane, jeigu ką, jinai padeda jiems sukurti tyrimą, kuris būtent siejasi su jų fokusu. Tai pavyzdžiui, tai gali būti Kuršių marių kažkoks tyrimas, bet tai gali būti Baltijos jūros vandens tyrimas, tai būtent jie pakreipia iš savo perspektyvos, kas juos domina. Taip pat jie vykdo ir bendruomenės apklausas, kad žiūrėtų, pavyzdžiui, kiek mes žinome apie vartotojiškumo kažkokius, norėjau sakyti patterns, bet įpročius ir taip pat oro taršos matavimai, nes jie žiūri į šitą visą fenomeną Baltijos jūros taršą kaip sisteminį dalyką. Dailė yra integruojama taip pat, nes mokiniai reflektuoja. Dailė padeda iš tiesų ir refleksijos elementai, kurį Vita pristatė, tai yra kaip tai yra mano santykis su problema taip pat ir ką aš išmokau, ką supratau, kaip aš tai galiu meniškai perteikti, bet tuo pačiu metu tai gali stiprinti ir komunikacijos aspektą, nes mes norime, kad mokiniai ne tik patys savo būtų faini, kaip mes kartais su šitais projektais, bet taip pat ir kurtų strategiją, kaip jie gali įtraukti platesnę visuomenę. Tai tokiu atveju mes skatinam atsakomybės aspektą, kur mokiniai pratinasi komunikuoti su platesne bendruomenė ir aktualizuoti savo veiklas, tiesiog jie atsiranda kaip ir lyderiai šiuo atžvilgiu. Ir aišku, ugdoma daug bendrųjų kompetencijų, ką mes labai mėgstam. Ir taip pat integruota ir anglų kalba, kurią aš pamiršau čia paminėti, nes kadangi projektas turi tarptautinę dimensiją, tai mokiniai savo tyrimus rašė iš tiesų ir anglų kalba. Tai kaip atrodo šis projektas, tai yra ilgalaikis tęstinis projektas, iš tiesų šito projekto planavimas ir konceptualizacija prasidėjo jau lapkričio mėnesį, kada mes su kolegėmis pradėjom planuoti veiklas ir jisai iš tiesų čia sausio prašiau, bet ir nuo gruodžio mėnesio jau aktyviai mokiniai yra. Galbūt gruodžio mėnesį buvo labiau komandų formavimas, todėl aš
kažkaip pagalvojau apie sausio mėnesį kaip pradžią, nes gruodžio mėnesį mes turėjom komandų formavimą, o dabar sausio balandžio mėnesiais tai mokiniai atliks laboratorinius tyrimus ir juos pristatys konferencijoje, kurs jie jau pradėjo kurti šiaip savo sprendimus, bet juos toliau tobulins ir kurs netgi ir TikTokų video ir komunikacijos klaidos strategijas ir stengsis komunikuoti šituos savo tyrimus ir sprendimus, taip didinti sąmoningumą. Ne tiek savo, bet ir kitų sąmoningumą. Čia yra keletą ir nuotraukų iš mūsų dirbtuvių. Dabar iš karto turiu pasakyti, kad čia sektoriniai sprendimai ir išradimai, sprendimai vartotojams, socialinės kampanijos, visa tai skamba šiaip taip apibendrintai, bet čia iš tiesų kokius maždaug sprendimus jau pradėjo siūlyti mokiniai. Ir yra labai įdomu, pavyzdžiui, jie labai specifiškai viena grupė, kadangi jų problema buvo Kuršių marių ekosistemos ir jie tyrė tai, kad nyksta žuvų populiacijos, tai jie būtent ir kūrė sprendimą žvejam, kurie žvejoja Kuršių marias ir jie galvoja pasiūlyti tokį programėlę, kur žvejai gali pasitikrinti, pavyzdžiui, jie pagavę žuvį, gali registruoti arba pasitikrinti, ar šito žuvies dabar trūksta Kuršių marias ir panašiai, ar galima ją pagauti, ar turi paleisti. Kiti mokiniai labai įdomu pasiūlė sprendimą, kuris man asmeniškai labai patiko, bet jie sakė, kad mes turėtume aplamai riboti žmonių srautą paplūdimiuose, kad jie mažiau terštų. Tai mes paskui galvojom, tai gal mes turėtume sukurti kažkokį paplūdimio IQ testą, kad tu gauni leidimą, kaip COVID būdavo tie pasai, kad ir paplūdimy leidžiame tau būti, tik tai tuo atveju, jeigu supranti, kad negalima šiukšlinti. Tai kiti, aišku, turi tokių mums galbūt atrodo įprastesnių, bet mokiniam tai yra išradingi, inovatyvūs sprendimai. Tai, pavyzdžiui, programėlės kurti, kur geresnė informacija vartotojams pateikia apie savo sprendimų poveikius ir panašiai. Ir taip pat jie turėtų kurti socialinės kampanijas. Ir čia, žinokit, mes su mokytojams susidūrėm su tokiu įdomiu momentu, kad mes įsivaizdavom, kad visi mokiniai moka kurti TikTokus, nes jie yra TikTokų karta. Ir supratom, kad jie nemoka kurti TikTokų ir čia yra gludus miškas. Tai dabar mes kaip irgi komandą nusprendėm paieškoti, kas galėtų pravesti jiem TikTokų video mokymus. Iš tiesų, kodėl tai yra svarbu, nes kai mes kalbam apie mokinį kaip mokymosi proceso architektą, tai tuomet mes dirbam su šita grupe ir žiūrim, kokie yra mokymosi poreikiai ir kaip galbūt mes galim tai pritaikyti. Vietoj to, kad forsuoti juos toliau ir ten priimti kažkokius tai video, kurie tikrai nėra labai kokybiški, mes tą gerai galvojam, galim padėti jums patobulinti. Ir šito viso proceso metu mes kūrėme hibridinę mokymosi ekosistemą. Tai mes mokiniai ir mieste veikia, ir jūrų muziejuje, ir skaitmeninėse erdvėse, ir universitete, tai Klaipėdos universitete būtent, ir mokyklos erdvėse. Ir taip jie ugdosi tokį matymą, kad mokymasis vyksta visur ir gali vykti visur ir bando tai integruoti. Tačiau šiandien, būdama plenarinėje sesijoje, turėčiau pripažinti, kad susimąsčiau apie tą vėl esamą konfliktą, kur taip, ką mes darom, ką mes čia dabar darom su šito projektu, tai iš tiesų yra resursam ir laikui imlus projektas mokytojams ir kad ir šiuo metu mes patys savo fainai iš tiesų tai darydami, nes šitie mokiniai, šitie 9-okai, 10-okai, mes tikimės, 9-okai ateityje bus 10-okai, mes tikimės, kad jie sustiprins savo lyderystę, įgaus tų įgūdžių, kurie padės jiems ateityje, bet rezultate vis tiek, ar tai padės jiems labai pasiruošti egzaminam, ne? Iš tiesų ne, nebent anglų kalbai galbūt, išmoks kaip pristatyti savo idėjas. Tai yra šiek tiek apmaudu ir aišku priverčia pagalvoti ir apie tos pilotinius dalykus, kad tikrai tikiu, kad ir kitose mokyklose yra įdomių ir šaunių iniciatyvų, bet kažkaip norėtųsi, kad tai, ką mes darom čia, galbūt kažkaip galėtų augti ir plisti ir neužkrauti daugiau papildomą darbą mokytojam, bet padėti integruoti. Tai šiais metais, šiuo metu projekte dirba 28 mokiniai, bet iki balandžio galo mes planuojame prijungti dar 28 mokinius ir projekto rezultatuose numatoma viena meno kūrinių paroda, 5 edukacijos muziejuje, 5 arba 4, tiksliau, 3 edukacijos
Klaipėdos universitete, viena jau yra suplanuota ir taip pat tarptautinė konferencija, kurioje bus įsitraukę ir Blue School Network nariai. Tai va, kviečiam į konferenciją. Šiaip tai pakviesim tikrai Vyturą, bet jau tikriausiai išėjo. Ir Vyturą progimnaziją tai tikrai pakviesime ir Klaipėdos universitetą pakviesim dar į šią konferenciją. Tai va, tai ačiū Jums. Aš vieną klausimą. Prašau. Kaip Jūs manot, ar mokinių amžius tokiuose projektuose daro didelį įtaką? Tarkim, Jūs atsakėte, dirbat su 9-oku. Taip, šitam projektą. Kaip Jūs manot, ar būtų įmanomas 6-okų, 7-okų atlikti tokį darbą? Panašaus. Manau, kad taip, tiesiog gal reikėtų lūkesčius truputėlį pritaikyti. Rezultatų lūkesčius, nes šio projekto rezultatų lūkesčiai yra tokie, kur meta jam iššūkių truputėlį ir yra įdomu tai, kad jie turi lūkesčius ugdymosi ne tik tai viename dalyke, bet ir kitose, tai ir su 5-okais, 6-okais irgi galima pritaikyti. Nes dėl to aš klausiu, nes kaip Jūs ir sakote, tą aplinkosaugą, mes irgi geografijos pamokose, mes taip anksti pradedam, bet man labai kliudo vaikų amžius. Kai mes prašom iš 6-okos sąmoningumo, o jis dar net turbūt realiai jam dar net nesiformuoja šitas dalykas, ta atsakomybė, kaip Jūs sakote. Žinote, aš šiandien buvau Smeltės progimnazijoje ir mes su 5-okais turėjome dirbtuves, būtent klimato kaitos tema, ir jie 5-okai turėjo sukurti planą, pasiskirstė jo grupėmis, vieni buvo politikai, kiti ūkininkai, kiti verslininkai, ir jie turėjo sukurti planą, ką jie darys, kad sustabdytų klimato kaitą. Dabar. Vat ką jie dabar darys. Žinokite, mane nustebino. Iš tiesų tikrai, aišku, pas vienus tos idėjos paprastesnės, pas kitus ten nebuvo ten kažkokių super ten sisteminių planų, bet jie kažkaip užeina į tą kelią, į kurį reikia užeiti. Ir tada, manau, svarbu, kaip ir čia, nuo tos vietos mes kaip grupėse dirbam, tai jie irgi kažkaip atsiskleidžia grupiai, ten kažkas labiau į meną koncentruojasi ir tokius komunikacijų sprendimus, kažkas gal labiau, pavyzdžiui, ekomuilo nori sukurti. Ir taip išsidiferencijuoja jų, tas irgi skirtingas matymas, prieiga, ir tada mes kažkaip pabandom jas mentoriauti. Tai gal tas, kai lūkesčių sakau, kokius kelti, tai gal ir su 5-okais, 6-okais svarbu, kuo... Tai pasakyti, iškelti paprastą tokį, sukurkit planą kažkokį, tai atraskit problemas priežastį ir pasiūlykit sprendimą, pavyzdžiui, tiesiog. Ir gal tada, kuo mažiau turėjimų, tuo daugiau, kad jie taip atsiskleidžia. Bet labai gražiai idėja. Dėkui. Tai vakariai, ačiū labai. Tai ačiū visom pranešėjom už perskaitytus pranešimus. Mes turime labai nedaug likusio laiko iki ėjimo į salę, tai reikėtų apibendrinti mūsų plenerinę sesiją. Ir kokios mintys kilo besiklausant kolegių, patiems šnekant šitoje sesijoje. Gal būtų norinčių pasidalinti. Tai kokia galėtų būti ta 2035 pamoka, kokius mokinių pasaulio poreikius jinai galėtų atliepti? Nežinau, bet tiesiog Janas Gabrielius to pranešimo, tai nusireaguoju kaip matematikos mokytoja. Mokiniai tikrai geranoriškai taupo gamtą, realiai. Mes matematikos pamokoje biologijos liko labai daug projektinių darbų papirinių ir rašto darbus rašome kitoje lapo pusėje. Tai tam gal labai didelė krūva ir jie taip geranoriškai rašo, nes ta pačia integracija su biologija ir sako, mes tausojam gamtą. Tai vat jūsų visi projektai, žinokit, atsiliepia ir matematikos pamokose. Tai ką aš girdžiu, kad sąveika tarp skirtingų disciplinų tikrai veikia, egzistuoja ir jos galimybių ribos plečiasi, tik reikia geranoriškumo ir noro tame veikti. Bet visgi tas toksai konfliktas ir dileminis klausimas yra kūrybiškumas versus tas galutinis rezultatas ir kiek tas kūrybiškumas yra integralus tam galutiniame rezultate. Ir kad tai yra labai imlu laikui ir pirmiausia mokytojo leidžiamam laikui ir kaip tas visas dalykas integruojasi į visą ugdymo procesą. Tai ką atliepia Antano Gabrielio, šiek tiek kaip prieš tai diskutavom, kad tie projektai, kaip čia Nice and All, žodžiu, tikrai faina ir vaikai įsitraukia,
Bet finale, kai mes dirbam, sakykime, jau gimnazijoje, finalinis rezultatas yra egzaminas. Ir kol egzaminas yra tam tikra nerėmė su tam tikrais reikalavimais, kad reikia ir faktus žinoti, ir ne vien kūrybiškumo ar kažkokių kitų dalykų reikia. Ir tada ir mokytojas yra tokiam draskomas tarsi ir vieną pusę ir kitą, nes tu turi ir paruošti egzaminui mokinį, bet tuo pačiu norisi ir kažkokiais projektais užsiimti arba kažkokiom netradiciniam veiklom, o to laiko yra tik tais tiek, kiek yra. Tai vat ir tada būna toks vidinis debatas, tai ar tą daryti, ar aną. Tai ką Ana Gabrielė šiek tiek irgi paminėjo savo pranešime. Paminėjo, bet aš galvoju, kas vaikui liks po 5 metų, kai išeis iš mokyklos, jiems liks projektas, kaip bendrauti su bendraamžiais, o ne baimė eiti į egzaminą. Tai aišku, gal tie lūkesčiai yra tokie įstoti, pasiekti, baigti, tai gal tiek verčia tą egzaminą bijoti, bet šiaip realiai tai tikrai galvoje lieka bendrystė, kūrybiškumas, vaikams tai tie visi projektai vis tiek turėtų imti viršų. Ačiū. Tik egzaminams ruošiam mokymui. Taip, ruošiam gyvenimui. Tai su ta mintim ir keliaukime į aktų salę.